Mes visi klystame. Nėra žmogaus, kuris per gyvenimą nebūtų suklupęs, nepasirinkęs ne to kelio ar nepasakęs ne to žodžio. Klaidos – tai mūsų gyvenimo dalis, mūsų mokytojai, kartais skaudus, kartais negailestingi, bet visada reikalingi. Nes tik per klaidas mes tampame stipresni, brandesni, tikresni. Tačiau baisiausia ne pati klaida, baisiausia nenoras jos pripažinti. Nes žmogus, kuris viską neigia, kuris nenori matyti savo silpnumo, tas žmogus iš tiesų lieka aklas. Jis sustoja savo kelyje ir nebejuda į priekį. Tokie žmonės negali sulaukti nei pagarbos, nei pasitikėjimo, nes kaip galima gerbti tą, kuris net nemato savo klaidų ir gyvena savo tiesos, netikros tiesos pasaulyje. Bet yra ir kita pusė. Yra žmonės, kurie turi drąsos pažvelgti klaidą į akis. Jie nebijo pasakyti, taip, aš suklydau, aš padariau neteisingai. Jie geba atsiprašyti, geba išmokti pamoką ir daugiau jos nekartoti. Toks žmogus vertas pagarbos, nes pripažinti klaidą – tai drąsa, ištaisyti ją – tai brandumas, o stengtis daugiau jos nekartoti – tai tikra stiprybė. Gyvenimas nėra kelias be griovių, mes visi kartais į juos įkrentame, bet esmė ta, kad vieni ten pasilieka, apsimeta, jog griovio nėra ir nugrimsta gilyn, o kiti atsikelia, nusivalo purvą, pažvelgia į save ir eina toliau, stipresni negu buvo vakar. Todėl niekada neskubėk smerkti to, kuris suklydo. Pažiūrėk, ką jis padarė po to, nes klaidos neapibrėžia žmogaus. Jie apibrėžia tai, kaip jis su jomis susidoroja ir kokias išvadas padaro. Real Dreams.